šiaip mindfulness gana jau yra paplitusi Lietuvoje technika, bet vis dar nemažai žmonių nežino, kas tai yra. Ir mindfulness arba lietuviškai įvairiai verčia, aš verčiu dėmesingas įsisąmoninimas, yra tam tikros technikos, meditacijos technikos, o jeigu tai plačiau, gal netgi buvimo būdas, kilęs iš budizmo, bet vieno mokslininko, Džono Kabadzino, 1979 metais pritaikyto būtent vakarų pasauliui, kaip metodas skirtas tvarkyti su stresu, streso valdymo metodas, bet taip pat labai plačiai taikomas ir pacientam, kurie kenčia nuo lėtinio skausmo, netgi yra adaptuotos programos depresijos, nerimo sutrikimo gydymui ir, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje taikoma kaip valstybės finansuojama programa. Tai iš tikrųjų atlikta labai daug mokslinių tyrimų, kad tai yra veiksminga. Ir galbūt, kad padės suprasti, apie ką tas mindfulness yra, tai toks trumpas tyrimukas. 2 Harvardo universiteto psichologai, mokslininkai atliko tyrimą 2011 metais. Jie sušaukė savanorius, kurių buvo apie 2000 su viršum, ir per mobiliasias programėlės prašė jų fiksuoti, kada tik tai paprašys mokslininkai, ką jie tuo metu veikia, kur yra jų dėmesys, ar į tai, ką jie tuo metu daro, ar kažkur kitur, ir kaip jie jaučiasi. Ir tyrimas parodė, kad 47% laiko mes dėmesį kreipiam ne į tą, ką mes tuo metu darom. Ir savo kasdieniam gyvenime galim tą pastebėti, kai mes, pavyzdžiui, važiuojam į darbą ir pamirštam, kaip atvažiavom į tą darbą, arba skaitom knygą ir neatsimenam, kaip perskaitėm tą puslapį, kurį jau dabar verčiam ir taip toliau. Bet kas įdomiau, tame tyrime buvo pastebėta, kad tai, kaip žmogus jaučiasi, ar jis yra laimingas ar ne, geriau prognozavo ne tai, ką jisai veikia, bet tai, kurio dėmesys tuo momentu yra. Ir tie žmonės, kurie dalyvavo tyrime, buvo laimingesni tada, kai jie dėmesį telkdavo ten, į tą veiklą, kurią tuo metu daro. Tai, pavyzdžiui, jeigu einat pasivaikščioti su šunim, jūs vienaip jaustės, jeigu galvosit apie tai, ką jūs matot aplinkui, medžiai, paukščiukai čiulba, ir visai kitaip jaustės, jeigu galvosit apie dienos darbus, kuriuos padarėt ir taip toliau. Tyrimai rodo, kad pats mindfulness yra efektyvus stresui mažinti, sumažinti bendrą kūno įtampą. Ilgainiui praktikuojant mindfulness, kas tai yra įvairios meditacinės praktikos ir kitokie pratimai, apie ką galima labai daug internete informacijos rasti, padeda nerimo sumažinti, nuotaiką pakelti, savivertei padidėti, valios daugiau, ugdo valią. Ir netgi, pavyzdžiui, turint 5 minutes per dieną ir skiriant jas, kad ir elementariam dėmesio sutelkimui į kvėpavimą, galima pasiekti labai neblogų rezultatų. Bent jau tam kartu iškart pastebėsit, kad ir jaučiatės ramesnis, ir mažiau sumažėja minčių šurmulio, kuris dažnai kamuoja veiklius žmonės prieš einant miegot, ir yra lengviau paskui susikaupti dirbant. Tai galbūt, ką dabar noriu pasiūlyti padaryti, tai tiesiog net dabar sėdint, porą minučių pamėgint, išmėgint, kaip tas atrodo dėmesio sutelkimas ir dėmesio treniravimas. Ir galbūt patys pajusit, ar tai jums veikia ar ne. Tada tie, kurie žiūri video, aš jiems siūlyčiau įsitaisyti patogiai, kojas nekryžiuot, rankas nekryžiuot, padėti rankas galite nuleisti ant kelių, užsimerkti. Ir tiesiog po truputį pabandykit įsijausti savo kūną, pajausti, kaip kojos remiasi į žemę, pajausti tas kojų vietas, kurios šiuo metu remiasi į kėdę, pajausti, kaip nugara liečiasi su kėdės atrama. Pamėgint pajausti, kokioj erdvėj yra jūsų galva. Ir galiausiai savo dėmesį nukreipti į kvėpavimą. Ir
Ir labai gali būti, kad stengiantis sutelkti dėmesį, mintis kažkur nuklys, bet yra natūralus procesas, tiesiog tai pastebėję, grąžinkite dėmesį atgal prie kvėpavimo. Leiskite kvėpavimui būti tokiam, koks jisai yra, specialiai jo nekeisti. Ir jeigu kyla minčių ar pratimą daro teisingai, tiesiog vėl grąžinkite dėmesį į kvėpavimą, nes šito pratimo jo negalima padaryti nei klaidingai, nei teisingai, jeigu tiesiog stebit savo kvėpavimą. Ir po truputį savo dėmesį nuo kvėpavimo vėl išplėskite prie viso kūno. Vėl pajuskite, kur jūs sėdite. Kaip liečiasi jūsų kojos su žeme. Ir užbaigdami pratimą padėkokite sau už kiekvieną kartą, kai pavyko dėmesį pagauti nuklydusi ir grąžinti jį atgal prie savo kvėpavimo. Ir kai būsite pasiruošę, atsimerkite. Tai va, taip atrodo viena iš mindfulness praktikų ir ją galima daryti galbūt, kai užeina stresas, įtampa užkyla, ar norisi atsipalaiduoti prieš miegą arba pasiruošti darbams ar ne dienos pradžioj ir tiesiog pasižiūrėti, kaip tai jausis. Ir turbūt gal pagrindiniai principai, ką svarbu žinoti, tai kad tikslas yra, jūs treniruojat savo dėmesį tada, kai jūsų mintis nuklysta, jūs tą pastebit ir grąžinat atgal prie kvėpavimo. Ir tai jau yra treniruotė. Jeigu jūsų mintis klajoja, tai yra labai natūralus procesas ir tiesiog tokiu būdu jūs lavinat savo dėmesį ir mokot save išbūti su, pavyzdžiui, diskomfortu, išmokot save stebėti, kur jūsų dėmesys nuklysta, tada yra lengviau susikaupti, kaip pavyzdžiui, jau minėtose situacijose, kai skaitot knygą ir pamirštat, kur skaitot. Taip, iš tikrųjų labai daug žmonių ir savo klientų, kuriem papasakoja apie šitą techniką, parodau, jie ir sako, kad jie tą naudoja, tarkim, darbo metu, kai yra labai sunku susikaupti. Tas padeda šiek tiek, tą susikaupimą padidinti ir padeda produktyvumui darbo.